Sveiki, esu Viktorija Butautis, rašytoja ir keliautoja. Parašiau štai šią knygą. Kanarų paslaptis. Ir skaitytojai išrinko ją metų knyga paauglių kategorijoje, kuo aš labai džiaugiuosi. Šiuo metu aš gyvenu Australijoje ir rašau Emos ir Marso nuotykių antrą dalį arba antrąją seriją. Pažiūrėkite, kur randuosi dabar. Labai toli nuo Lietuvos, pažiūrėkite, kur Lietuva. Ir kur yra Kanarų salos. Tose salose ir vyksta Emos ir Marso nuotykiai. Knygoje Kanarų paslaptis. Kanarų salos priklauso Ispanijai, bet randasi labai arti Afrikos. Ema yra 12-metė lietuvė, kuri su tėvais ir prancūzų buldogu Marsu keliauja po pasaulį ir gyvena skirtingose pasaulio šalyse. 1 metams šeima apsistojo Tenerifės saloje, tai yra Kanarų salyne. Štai ten ir prasideda keisčiausi nuotykiai. Ema ant tvoros netoli finkos, o finka yra sodyba ispaniškai, pamato štai tokį užrašą. Ji netrunka išsiaiškinti, ką tas užrašas reiškia. Ir sekdama paslaptingomis nuorodomis įsitraukia į keisčiausią šunų gelbėjimo misiją. Emai su Marsu tenka aplankyti visas 7 Kanarų salas, nes kiekvienoje jų turi kažką atrasti. Geriau įsižiūrėję žemėlapį, o šį žemėlapį rasite ir knygoje, pamatysite, kad kiekviena sala yra pažymėta begalybė ženklų ir dar kitokių simbolių, skirtingų kiekvienai salai. Pavyzdžiui, La Gomera pažymėta kryžiuku, Gran Canaria bangelėmis, o kitos salos pažymėtos dar kitais simboliais. Ką tie simboliai reiškia, jūs kartu su Ema ir Marsu turite išsiaiškinti, nes kitaip Kanarų paslaptis liks neatskleista. Na, o dabar paklausykite pačios Emos su Marsu. Man su Marsu teko aplankyti 7 Kanarų salas, kad kai ką surastume. Negaliu išduoti ką, nes jums nebus įdomu skaityti. Galiu tik pasakyti, kad mes patyrėme tiek daug nuotykių ir išbandymų, kurie tokie neįtikėtini, kad kartais pati suabejoju, ar tai iš tiesų galėjo nutikti. Žiūrėkit, kaip mane pavaizdavo. Mano nosis tokia smaili. Nelabai svarbu, tikriausiai nuo amžino smalsumo ir pasmailėjo. O čia Marsas, su driežu savo nasruose. O kaip mes ant jo pykom. Bet gerai, kad tie mažiukai gekonai tokie greiti. Kitaip Marsas visus būtų pagavęs. O čia mano geriausias draugas Džeikas. Jis čia graužia agurkus. Nesu mačius kito žmogaus, kuris taip mėgstų agurkus graužti. O čia mes skrendam su mažu lėktuvėliu virš jūros. Buvo žiauriai faina, išskyrus iki tol, kol pamatėm gigantiškas, baises gyvatės po mumis. Šitas šuo, Marsas, tikrai man padeda, dažniausiai, bet jis kartais būna labai tingus. Taip, Marsas mėgsta nuotykius, bet mėgsta ir pamiegoti. Na, o svarbiausia, Kanarų paslaptis istorijoje, kad viską išsiaiškinti iki galo, Ema su Marsu turi pasukti galvas ir įveikti ne vieną suktą galvosūkį, šifruoti žinutes ir rasti gudriai paslėptas užuominas. Pirmąjį galvosūkį, tarp kitko, jūs rasite ant knygos viršelio. Štai, čia. Skaitant knygą, šitie galvosūkiai, jums bus lengviau juos suprasti, kai skaitysite knygą. Ir patys galėsite išmokti, užkoduoti savo žinutes draugams, kad aplinkiniai negalėtų jų perskaityti, o tai visada labai praverčia gyvenimą. Štai, pabandykite tokį paprastą knyginį kodą. Tai yra Arnoldo kodas. Emai taip pat tenka jo pasinaudoti Kanarų paslaptyje. Čia yra užšifruota, matote, mėlynom raidėm, užšifruota juokinga žinutė, kuri susideda iš 4 žodžių. Ja galite iššifruoti visi, kas turite Kanarų paslaptis knygą. Kaip ir minėjau, tai yra knyginis kodas. Kiekvienas žodis užšifruotas 3 skaičiais. Pirmas skaičius žymi knygos puslapį.
Antras – eilutė tame puslapyje. Ir trečias – žodį toje eilutėje. Taigi, tai yra paprastas knyginis šifras. Iššifruokite žinutę, tos 4 žodžius, ir parašykite atsakymą Emai su Marsu šiuo elektroninio pašto adresu. emairmarsas@gmail.com. Jiems labai patiks gauti iš jūsų laišką ir garantuoju, kad jūs gausite atsakymą. Taigi, linkiu jums smagaus skaitymo ir neįtikėtinų nuotykių kartu su Ema ir Marsu. O taip pat sėkmės, kuriant filmuką konkursui Knyga ir kinas. Taigi sėkmės ir iki pasimatymo, labai tikiuosi, Lietuvoje. Iki.